Vakar visas krikščioniškasis pasaulis šventė Atvelykį. Ta proga Lietuvos samariečių Jurbarko krašto atvirų durų jaunimo centras prie kultūros centro organizavo gražią Atvelykio šventę, kurios metu buvo renkamos aukos vaikams gyvenantiems sunkiai materialiai besiveržiančiose šeimose. Į šventę atėję jurbarkiečiai galėjo ne tik pasiklausyti jaunimų atliekamos liaudiškos muzikos, pažaisti šaškėmis ir kartu su vaikais paridenti margučius, bet ir įsigyti gražių vaikų rankomis padarytų įvairiausių dirbinių ir saldumynų ir tokiu būdu paaukoti pinigų labdarai. Idėja surengti šventę, kurios metu būtų galima ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir parodyti savo dosnumą kilo neseniai įsikūrusio atvirų durų jaunimo centro koordinatoriui Mariui Skardžiui ir jo bendraminčiams. Mes norėjom, kad tai būtų galbūt Atvelykio šventė, kad tai būtų pramoga visiems Jurbarko krašto gyventojams, kad tai būtų pramoga vaikučiams, bet ir tuo pačiu mes pagalvojom, ar tai galėtų būti puikia galimybė ir suorganizuoti labdaros paramos akciją. Ir būtent ta idėja būtent gimė tiesiog, kad reikėtų kažką padaryti tokiu nepaprastu, kažką tokiu gražaus, būtent ir tuo pačiu ne tik tais, kad būtent kiti žmonės galėtų džiaugti šventė, dalyvauti žaidimuose, šaškių turnyre, bet ir tuo pačiu padėti vaikams. Tai mesgi turim savo paramos dėžutę šventėj ir būtent visi, kurie nori, gali prisijungti, paskanauti mūsų gardumynų, skanumynų ir tiesiog paaukoti vaikams iš dėžutę, kuri bus paskirta mūsų būtent Jurbarko krašto vaikams, kuriems iš tiesų labai reikia mūsų pagalbos. Ši graži labdaros akcija buvo pirmoji, tačiau tikrai ne paskutinė. Marius džiaugiasi, jog tai buvo ir puikia proga jurbarkiečiams pristatyti atvirų durų jaunimo centro veiklą, kuriame pasak jo yra laukiami ne tik tie, kurie ieško naujos užimtumo formos, bet ir galintys bei norintys užsiimti savanorystę. Šis centras yra ypatingas tuo, kad jame gali rinktis tik vienas jaunuolis nuo 16 iki 29 metų. Ir būtent kiekvienas gali šiame centre praleisti savo laisvą laiką, tiesiog užsiimti mėgstamą veiklą ir ypatingai galbūt norėčiau pasakyti, kad kiekvienas tas jaunuolis gali panaudojęs savo talentus ir sugebėjimus padėti būtent žmonėms, kaip galbūt mes turim nedidelę tokią grupelę, kuri jau iš tiesų pradėjo plėtoti savo veiklą ir mes iš tiesų galbūt šios šventės metu dar norėsim pakviesti daugiau prisijungti ir prie mūsų veiklos, kurie iš tiesų galbūt tiesiog nori kažką užsiimti, bet neturi galbūt vietos, neturi kažkokį renginį suorganizuoti ir tiesiog galėtų iš tiesų mums labai tą visą aplinką sukurti atmosferą, o vėliau, aišku, kadangi yra vieta, kadangi yra noras, yra galimybės, tai yra taipogi užimtumo veikla, yra laisvalaikio praleidimo veikla, bet tų pačių paramos veikla, pagalba kitam, kad žmogus galėtų būtent lavinti ne tik tais tą tokį kaip malonumą dalykais, bet ir to žinotų, ką reiškia padėti kitam, ką prisidėti reiškia ir taip.